ir valstybės kontrolė, kuri taip jau susilaukė, sakyčiau, netgi diskusijos tam tikros. Po valstybinio audito vyko diskusija dėl rekomendacijų, dėl išvadų. Mano klausimas yra dėl 2 konkrečiai punktų. 7 savivaldybės iš 25 sako, kad prekių kaina yra didesnė negu rinkoje, perkant per CPO. Ir 11 savivaldybės iš 25 sako, kad yra per mažas asortimentas. Kaip padaryti, kad vis dėlto pirkimo tie poreikiai atitiktų lūkesčius? Pastoviai atnaujinti pirkimus. Įvyko pirkimas, vykdom procedūras ir vėl siekti iš naujo atnaujinti procedūras. Kad, kaip sakant, katalogo pastovus atnaujinimas atsižvelgiant į kainos ir kokybės santykių. Nupirktos per naują CPO katalogą, tai yra rašiklis firmos Diplomat, tai yra 2 rašikliai, auksinė plūkta Diplomat. Lygiai grečiai su šitais Diplomat konkuruoja Parker firmos rašikliai. Šio rašiklio kaina pagal sąskaitą yra 5 litai 89 centai. Tai yra rašiklis plus tušinukas. Mes matėm, sakykime, nuolatinius nusiskundimus. Tušinukai rašo punktyrų. Imsimės visų priemonių, kad atsirastų tokios prekės kokybiškos, kad galėtų perkančios organizacijos tai matyti. Toliau, užrašų knygutė, odinė, natūralios odos viršelis. Jos kaina yra 15 litų. Mūsų katalogija nupirkta. Tai aš supratau, kad čia yra blefas, tai ką sako savivaldybės. Mes siūlot geras ir pigias prekes. Mes matom vieną probleminę situaciją, kurią turime įgyvendinti. Tai yra šviesti tiek tas pačias savivaldybės, tiek žmonės galėtų susipažinti su viso to asortimentu. Yra tiesiog parengta garsinė medžiaga, kad nereikėtų klausti kiekvienam, kaip tą padaryti, prašom užsisakyti ir paraginti tas pačias savivaldybės. Seimo kanceliarijos paprašyti. Ir kol katalogė atsiras šitokios prekės, kurios iš tikrųjų atsirado po to įvykdymo pirkimų, jos atsirado. Ir mes sakome, kad vykdysim tokius pirkimus ir toliau, ieškosim tų naujų priemonių, bet mes nesame pajėgus būtent dėl reglamentavimo juos įvykdyti per kelias dienas po to momento, kai mes gavom tą nusiskundimą. Dėl asortimento, iš tikrųjų dabar padarėm apklausą visų perkančių organizacijų, išsiuntinėjom didžiulį, ką jos norėtų dar per CPO pirkti. Visiems 2800 organizacijų išsiuntėm perkančiųjų, gavom jau šiandien dienai 700 atsakymų ir ten būtent perkančiosios vardina, ką jos norėtų dar papildomai pirkti per CPO. Padarysim apibendrinimus, išvadas, dėsim į katalogą. Jūs tai darysit? Apklausą mes privalom daryti kartą per metus. O dėl kainos, tai iš tikrųjų aš suprantu, kad galbūt vienas kitas atvejis toks pasitaikė per daugybę tų pirkimų. Kas įmanoma, po truputį darom, stengiamės, taisom. Yra toks konkretus klausimas. Jeigu aš perkančioji organizacija galiu nusipirkti parduotuvėje už 10 litų, o CPO man, reiškia, siūlo už 15, 20 ir panašiai. Direktorius tą patį produktą. Direktorius sako, dabar yra galimybė įsivesti viršutinę ribą. Aš norėčiau paprašyti, ar yra tokia galimybė dabar parodyti mums, įsivesti tą viršutinę ribą, kitaip tariant, tie, kurie konkuruos, jie galės pasiūlyti tik tai tą kainą, už kurią aš galiu ir taip nusipirkti, arba žemesnę. Aš dabar esu prisijungęs prie mūsų elektroninio katalogo, reiškia, kaip toks testinis pirkėjas, mes turime tokį, vadinkim, naudotoją, tokiam bandymo tikslam, nes prieš paleidžiant, reiškia, tikruosius pirkimus, tam tikros pirkimų kategorijos mes visą laiką darome su tiekėjais tokius, kaip sakyti, imitaciją apmokymus, kad jie galėtų ten pasižiūrėti, kaip bus jiem ateityje, kaip reikės teikti pasiūlymus, tai va čia tuo tikslu ir yra šitas. Į tą diskusiją atsakant, kad ten 10 litų ir 15 litų, reiškia 10 litų knygutė parduotuvėje, 15 litų per CPO. Reikėtų nepamiršti, kad jeigu jūs einate į parduotuvę, tai jūs, reiškia, perkate tą prekę be pristatymų, tai yra pats nueinate ir ją nusipirkate. Perkant prekes per CPO, tai yra į tą kainą įskaičiuota ir atvežimas. Na, ten galbūt 10-15 litų tas skirtumas šiek tiek ant atvežimo vienai prekiai yra per didelis, bet bendroj sumoje tai, na, tas dalykas, logistika irgi kainuoja, todėl ta kaina negali būti tokia pati, kaip aš einu į parduotuvę.
Dabar ekrane yra pavyzdys, sakykime, užsakymo, kokį pirkėjas formuoja įsigijant projektorių, vienas vienetas tam tikros specifikacijos projektoriaus. Jisai užsakyme mato prognozuojamą kainą, reiškia, CPO kataloge. Šita kainos prognozija yra paremta, reiškia, tais įkainiais, kuriuos mes turime gavę iš tiekėjų iš preliminarių sutarčių. Bet perkančioji organizacija turi galimybę įrašyti savo biudžetą, savo kainą visam užsakymui, kiek jinai jam skiria. Tarkime, aš tą kainą galiu įrašyti, nežinau, jinai gali būti netgi ir mažesnė negu šitas prognozuojamas intervalas, tarkime, tai būtų, tarkime, 2000 litų, rinkti kokiu adresu man reikia pristatyti, jeigu aš turiu filialų padalinių. Kiek skiriu laiko konkursui, tai yra kiek laiko duodu tiekėjam pateikti atnaujintus varžymus, atnaujintus pasiūlymus, kiek laiko duodu pristatyti prekes po sutarties pasirašymo, čia nuo vertės truputėlį skiriasi kompiuterinėje įrangoje, per kiek laiko apmokėjimą padarysiu ir ar reikalausiu papildomai, tas aktualu būna, kai užsakomas yra didelės vertės užsakymas, ar reikalausiu papildomai garantijos ar ten draudimo bendrovės laidavimo rašto kaip užtikrinimo šitų įsipareigojimų įvykdymo iš tiekėjų pusės. Ir viskas, ir galiu pateikti konkursui. Tai tas užsakymo suformavimas yra iš tikrųjų labai paprastas. Dabar kas atsitinka, reiškia kaip, kada paskelbiamas konkursas, tiekėjai mato šitą sumą savo aplinkoje, mato, kad užsakovas nusistatė biudžetą 2000 litų. Jie gali pateikti pasiūlymą, sistema priima pasiūlymą ir brangesnę kainą, tarkime, jisai už tokią kainą nesutinka, bet siūlo brangiau. Bet kas įvyksta pasiūlymų vertinimo metu, tai reiškia, kad laimėtojo eilė, tai yra, tai jau vadinkime konkurso eilė, jinai formuojama yra tik iš tų pasiūlymų, kurie atitiko šitą užsakovo nustatytą kartelę. Tai yra, joje atsiranda tik tai tie pasiūlymai, kurie yra 2000 litų arba pigiau. Ir jeigu, tarkime, laimėtojo nustatymas yra pagal mažiausią kainą, tai bus pigiausias, bet nebrangesnis negu kaip 2000 litų. Tai bendrais žodžiais, principas yra toks ir taip sistema ir veikia. Mano klausimas būtų visai iš kitos dalies, galbūt ir ne visai į temą, nežinau, bet yra proga ir aš noriu tuo pasinaudoti. Sakykite, jūsų katalogė yra tokių prekių, kurios nėra skaičiuojamos vienetais. Tai yra prekės, kurios turėtų būti sveriamos arba matuojamos kitokiais matavimo prietaisais. Aš turiu omeny kurą, tai yra skystas daiktas, ne dujos, kitas kuras. Sakykite, prašau, ar jūs kaip šita organizacija, jūs domina tokie dalykai, ar jūs toje srityje darot kažkokius tai paklausimus arba įsitikinate, sakykime, kaip Lietuvoje yra taikomi prietaisai ir ar jie turi teisinę metrologiją. Ar jums yra svarbu, sakykime, pagal sutartį ne tik kokybė, ne tik kaina, bet ir kokiu būdu yra pamatuojama prekė. Ir aš dar kartą sukonkretinu, ar jūs esate įsitikinę, kad tos prekes, kurias jūs parduodat ir kurias reikia matuoti, o neskaičiuoti, iš tikrųjų Lietuvoje yra teisinė metrologija. Ir jeigu reikėtų susidurti teisme dėl kiekio, aš nežinau, ar toks turinys galimas jūsų organizacija, ar jūs sprendžiate tos klausimus, ar jūs tarpininkaujat ar konsultuojat, tai sakykite, ar jūs esate įsitikinęs, kad Lietuvos teismuose jūs galėtumėt pasiremti ir pasivadovauti tais metrologiniais prietaisais, kalbant apie kiekius. Tai čia būtų toks bendro pobūdžio klausimas, jeigu tai nėra jūsų kompetencijos ribose, aš jūsų atsiprašau. Ir antras mano klausimas būtų, kiek CPO kainuoja valstybei? Atsakymą jūsų klausimą pasufleruoja viešųjų pirkimų įstatymas, kad perkančioji organizacija privalo įsitikinti, kad tiekėjas yra pajėgus ir gali vykdyti pirkimo sutartį. Ir todėl jinai turi teisę pareikalauti dokumentų įrodančių jos kvalifikacinius reikalavimus ir jos galimybę vykdyti pirkimo sutarties reikalavimus. Tai čia yra pirmasis etapas iki sutarties. Dar toliau papasakosiu apie tai, kaip vykdant pirkimo sutartį šitas klausimas sprendžiamas. Kitaip sakant, kaip žinom, kuro pirkimui, reiškia,
prekiauti kuru gali įstaiga turinti, reiškia, licenciją tam reikalui. Kitaip sakant, šiuo atveju licencijuojama prekyba. Kvalifikaciniuose reikalavimuose, patikrindama, reiškia, kiekvieną tiekėją, kurisai nori dalyvauti ir siūlyti prekes kataloge, vykdo įprastas viešųjų pirkimų procedūras ir tikrina jo atitikti kvalifikaciniams reikalavimams. Tai yra vienas iš tų reikalavimų, tai yra licencija, tai yra, kurioje taip pat nurodo ir, sakykim, galimybė turėti jo degalinę. Degalinė turi, reiškia, turėti visas galimybės veikti. Kaip mes žinom, yra visas mechanizmas, kuris reguliuoja licencijos išdavimo klausimą. Lietuvoje įdiegti tie skaitliukai, bet kokie, čia jų yra įvairių, ar jie turi teisinę, kad jie turi metrologiją, aš neginčiu. Aš klausiu, jie turi teisinę metrologiją. Aš norėčiau tikrai pasakyti, kad aš esu įsitikinęs, kad šiai dienai Lietuvoje visos institucijos ne tik tai turi dirbti savo darbą, bet jį atlieka tinkamai. Tai yra tos institucijos, kurios įpareigotos kontroliuoti, reiškia, licencijų išdavimo klausimą. Jas išduodama būtent patikrinusios prietaisų metrologinę atitikį. Gavusi pagrįstų abejonių, kad licencijos klausimas yra panaikintas perkančiai organizacijai, tokiu atveju tai kvalifikacijų netitinkantis būtų tiekėjas ir jisai būtų šalinamas iš katalogo. Priemonės, kurios suteiktos CPOLT, kuriomis mes galime vadovautis, kuriomis turime teisę, kurias mums įpareigoja įstatymas, taip mes toje srityje galėtume atstovauti savo kompetencijos ribose. O dar kartą, kiek kainuoja ūkininkas CPO? Kiek kainuoja valstybė, klausimas? 13 ir kiek planuojama 14? 13 metais buvo 885 tūkstančiai litrų, o šiais metais, 14 metais yra 1 640 000. Kodėl toks augimas yra? Todėl, kad 13 metais dalis CPO veiklos buvo finansuojama iš ES projekto. O dabar, kadangi projekto veiklos yra sumažėję, o pagal projektą gali paimti pinigus tik tai tuomet, kada įgyvendini veiklas, tai viskas padidėjo finansavimas iš valstybės biudžeto. Palyginimo efektyvumo veiklos, tai iš vieno modulio, statybos modulio, kurį mes galėtume statistiką pasižiūrėti, tai yra 22 milijonai sutaupymas šiai dienai, tai mums daugiau nei 10 metų užtektų vien iš to sutaupymo.